Sveiki atvykę į Drogo kanalą, aš esu Darija ir šiandien kviečiu jūs kartu su manim atlikti atpalaiduojančią viso kūno priežiūros rutiną su Isana. Ir iškart noriu pasakyti, kad Isana priemonės rasite tik tai Drogos parduotuvėse, fizinėse bei internetinėje. Tai mano atpalaiduojantis ritualas prasideda nuo vonios. Paleidžiu vandenį ir įpilu Isana Dream Beach Honolulu vonios putas. Jos puoselėja ir lepina odą, apsupdamos malonių papajų ir egzotiškų gėlių kvapų. Taip pat ši priemonė padeda palaikyti odos drėgmės pusiausvyrą ir kartu saugo ją nuo išsausėjimo. O tada įpilu Isana Milky Dream vonios pudros. Ji palepina pojūčius intensyvių kreminių, karamelės ir vanilės kvapų, o sielai padeda nuostabiai atsipalaiduoti. Sudėtis yra papildyta jūros druska, pieno milteliais ir kokosų aliejumi. Tad šių dviejų priemonių kombinacija tikrai padeda kūnui atsipalaiduoti ir labai gerai pridrėkina sausą odą. O vasaros metu mūsų oda sausėja ne ką mažiau negu žiemą. Ir tokioje vonioje aš mėgstu ramiai pagulėti apie 20 minučių. Taip pat galiu paskaityti knygą arba paklausyti ramios muzikos. O jau po to pereinu prie kitų grožio ritualų. Labai yra svarbu gerai nušveisti odą ir tam aš naudoju šį Isana kreminį šveitiklį, kurios sudėtis yra papildyta keramidais ir pantenoliu. Šis kūno šveitiklis švelniai pašalina negyvas odos ląsteles ir užtikrina minkštos bei išpuoselėtos odos pojūtį. Valomosios priemonės sudėtyje esantis keramidų, pantenolio ir skolano kompleksas padeda didinti odos elastingumą ir palaikyti odos barjero funkciją. Naudoti yra iš tiesų labai paprasta, reikia tiesiog tepti ant sudrėkintos odos, nesausos ir tada švelniai masažuoti ir nuplauti. Kai jau oda yra gerai pridrėkinta, nušveista, galima judėti prie skutimosi procedūros. Ir man padeda dvi Isana priemonės – Secret Berry skutimosi putos ir Pay6 Go skustuvas. Isana teigia, kad šias putas sukūrė su didžiulė meilė smulkmenoms ir atrinko pasakiškus aromatus ir vertingas medžiagas. Putos su alavijais ir mėlynių ekstraktų skutimosi metu suteikia jūsų odai reikalingo glotnumo ir elastingumo, kad kiekvieną dieną patirtumėte visapusiškai išpuoselėtos odos pojūtį. O kalbant apie Isana Pay6 Go skustuvą, tai jis turi lanksčią galvutę ir lankščiai prisitaiko prie kūno. Ypatingos struktūros peiliukai tiksliai pašalina plaukelius net nuo jautrių kūno vietų. 6 spiruokliuojančių ašmenų derinys ir ergonomiška rankenėlė garantuoja, kad skustuvas ypač tolygiai slys per odą. Tad patogus skutimasis ir švelni kaip šilkos oda garantuoti. Nemeluosiu pasakydama, kad mano kojos po skutimosi naudojant šias dvi Isana priemonės yra išties labai glotnios. Bet papildomai pamaitinti kojų odą irgi yra būtina. Ir tam aš pasirinkau Isana sodrų veido ir kūno kremą su vitaminu E ir simoncidijų aliejumi. Harmoningas kvapas ir vertingos sudėtyje esančios medžiagos užtikrina gerą savijautą ir tobulai puoselėja visą dieną. Šis kūno kremas suteikia jūsų odai to, ko jai reikia. Jis puoselėja sausą odą vertingų simoncidijų aliejumi ir saugo ją nuo išsausėjimo. Kremas gerai pasiskirsto, suteikia odai švelnumo ir elastingumo pojūtį. Su kūno procedūromis jau baigta ir galime pereiti prie veido. Ir savo veido spa procedūrą aš pradedu nuo šios nuimamos kaukės. Ši švelniai žėrinti nulupama veido kaukė giliai ir efektyviai valo odos poras. Optimaliai paruošia tolesnėms odos priežiūros procedūroms. Nuėmus išsausėjusią kaukę pašalinamos negyvos odos ląstelės, odos riebalai ir nešvarumai. Aš šią kaukę palaikau apie 15 minučių ir tada labai gražiai ją nulupu. Ir tikriausiai nereikia pasakoti, koks malonumas yra nulupti veido kaukę. Papildomai priežiūrai pasirinkau Isana Perfect Taint grožio kapsulės. Šių kapsulių sudėtyje yra arganų aliejus, imbiero ekstraktas, skvalanas ir vitaminas E. Kapsulės praturtina, maitina ir prisotina gležną odą naudingomis medžiagomis. Na ir paskutinis žingsnis yra paakių priežiūra. Ir tam aš renkuosi Isana hidragelio paakių pagalvėlę su veikliuoju kofeinu ir arbūzų ekstraktu. Tai štai ir viskas, mano atpalaiduojantis ritualas yra baigtas. Ir taip pat nepamirškite sekti mūsų socialiniuose tinkluose. Ačiū ir susitiksim kitame video.